mergina, kuri išmokė bučiuo. Atsimenu ir dabai buvo pirma. Atsimenu, kaip aš pradėjau dainą. Tie lapai, kurie ten buvo priklijuoti, tai išplėšti iš mūsų, iš knygos apie foje ir mes, taip sakant, reiškia, na, jeigu ieškoti prasmės, tai galima pasakyti, kad mes nežiūrim į save kaip į kažkokias tai, reiškia, labai solidžias personas, apie kurias rašo knygas ir mes knygą apie save tiesiog, tai nėra Biblija ir mes ją galim drąsiai suplėšti ir panaudoti dekoracijoms. Tai knyga apie grupės gyvenimą pavadinimu Aš atsisuksiu atgal. Kūrybinis susivienimas kodiniu pavadinimu Banzai rinko medžiagą apie mūsų gyvenimą, apie visas mūsų paslaptis, nuotykius ir istorinės datas iš įvairių žmonių, su kuriais buvo, mes buvom susiję kurį nors laikotarpį savo gyvenime. Noriu atsiprašyti, kad aš iš šito Talmudo skaitysiu, bet norėčiau nenukrypti nuo originalo dėl to. Šitą knygą. Aha, tu to pačiu norėtum pareklamuoti. Tai yra labai nuostabi knyga. Aš atsisuksiu atgal. Mums visiems buvo po 16-17 metų, mes važiuodavom vasarą į Palangą, klausydavom hiperbolės, vaikščiodavom į diskotekas, kai nebuvo tiek daug baisių ir agresyvių žmonių aplinkui. Visi norime būt nekaltais ir linksmais, maloniais ir linksmais būtinai. Į kam visą tai? Mėgiamą dainą, tai turiu, tai turbūt būtų Foje, pasiimk mane. Aš noriu pabėgti iš čia, išgaruoti iš čia kaip vanduo. Aš noriu pabėgti iš čia, aš nenoriu miegoti su bet ko. Noriu atlikti savo kūrybos dainą Saulės miestas, kurią taip nori iš manęs atimti Andrius Mamontovas. Andriau, gaila, kad nėra tavęs šiandien tarp mūsų. Nes jeigu tu perplaukti jūrą dėl savo svajonės gali, žymantis Saulės miestas tau švies visą naktį štai. Jeigu tu skrisi į dangų ištiesęs rankas, lyg sparnus, pasieksi planetą Solerį ir rasime savo draugus. Nes jeigu tu perplaukti jūrą dėl savo svajonės gali. Ką apie save galvoju? Stengiuosi galvoti kuo mažiau, nes kai pagalvoju apie save, tais plaukais tavęs įpiestų. Ar tai pagaliau ir išaiškėjo tavo šukuosenos paslaptis? Ne, mano šukuosenos paslaptis yra visiškai kitkame tokia. Aš kažkada mokykloje įsimylėjau vieną merginą ir aš nešėjau tokius šukuoseną, plaukai buvo ant šonų, su sklastymu, tai viskas labai tvarkingai buvo. Ir jinai pasako, žinai, man atrodo, tau labai tiktų ežiukas. Ir aš nusikirpau ir nuo to laiko niekas daugiau, nieko geresnio man nepatvirė.
Įspūdžiai Marijampolėj, miesto gerbėjų. Na, įspūdžiai. Jūs esi kažkaip pasakęs dar 88 metais, kad grojate nešaukiam muziką. O publika tai labai smagi, čia ypač toks vyrukas stovėjo prie scenos su lėkšte žirnių ir valgė visą laiką labai. Truputį apie šeimininį gyvenimą, tada pasakoju, jūs neseniai vedė, susilaukėt pirmų palikuonių jau, neperseniausiai įvyko tavo lūšis, gana stiprus ir gal keli žodžius apie jį ir ar tai buvo Algio įtaka. Kuria prasme lūžis? Nu, visas įsivalymas tavo buvo dabar... Ot, klausimas. Tai ačiū labai, linkim sėkmės didelės ir šiame koncerte. Ačiū visiems ir ačiū tau, ačiū operatoriui, ačiū Marijampolės televizijai, ačiū Marijampolės žiūrovams. Už tai tiesiog, kad mes visi esame ir tikiuosi einame teisingų kelių. Tai gal dabar pašauktumėt paskutinį šaukį, gal ne paskutinį, bet vieną iš... Dabar? Dabar. Kauno Plius televizija turi atsifilmavusi mano šokių. Ne, aš neturiu be muzikos. O tai gal paprašysim ką nors pagroti Andrius? Tai jūs palaukit, kol mes koncertuosim, tai tada mes ką nors padarysim. Tokia, žinai. Čia dabar biški neišėjo, bet klaidų būna pas visus, ar ne? Aš tikiuosi, kad šitą gabalą iškirps ir mes žiūrovai nieko nesupras. Dar kartą. Žmonės čia buvo tipo geras. Vaikas pamatė juodai apsirengusi žmogų, kur dėjo ant kapo gėles. Kas bus, kai aš vieną dieną numirsiu, gan tyliai atsakė tam vaikui mama. Graikų mitologija yra, reiškia, tokia, taip vadinama, užmaršties upė. Kada žmogus numiršta, jis turi per ją persikelti, kada jis per ją persikelia, jis užmiršta visą savo praeitą gyvenimą ir keliauja kažkur toliau. Tai šis albumas kaip naujas gyvenimas, naujas etapas, galim ir taip? Pažiūrėsim. Daugiausia ginčų, aišku, buvo ties šituo albumu. Man jis geriausias turbūt dėl to, kad šita muzika yra, šito albumo muzika daug ekspresyvesnė negu kad prieš tai buvus, nes, jį sugrota yra blogiau. Prasme, nėra sterilumo to tokio, kuris būdavo anksčiau. Kiekvienas įdėjo savo, ne tai kaip anksčiau būdavo kažkoks vienas lyderis, o kiti daug maž. Kodėl tai yra geriausias albumas? Todėl kad paskutinis.